Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šiandieną aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau iš Akropolio ir Vilniaus outleto. Galite pasimti arbatos ir skanėstų, skanaus, jeigu jūs valgot. Na, taigi žiūrėkit šitą video. Taip gerai, aš nusigabinau namo ir dabar aš jums parodysiu, ką aš nusipirkau. Tai pradedam rodyti, ką aš nusipirkau. Taip gerai, pirmą aš jums parodysiu, ką aš buvau nusipirkus iš Sensėjaus. Taip, tai aš nusipirkau šitokį lūpų blizgį ir dažą vienu metu. Ir tokį kalkuliatorių, jis man žiauriai patinka, jis kaip sausainio formos, bet kaip sausainis, bet kaip ir nesausainis, nes jis mėlynas, tai žodžiu. Aš noriu pritestuoti šitą lūpų blizgį. Žiūrėkit, koksai šepetėlis. Man žiauriai patinka toksai šepetėlis. Čia mano mėgstamiausia šepetėlio, kaip čia pasakius, forma. Taip. Kur mano veidrodis? Ok, radau veidrodį. Ok, taip dažom. Jis kvepia kažkokiais tropiškais vaisiais. Kažko tokia braškė. Jis žiauriai fainas. Aš manau, nenusitrinsiu, nes jis žiauriai fainas. Čia beveik blizgučio nėra, bet jis žiauriai patinka man. Dedu like. Taip gerai, kitą mes turim tokį kalkuliatorių, tai aš jį paimsiu. Taip gerai. Ok, jis veikia. Va čia paspaudžiam visokius beveik kažkokius žodžių. Aš jį nusipirkau, nes, kaip jūs žinot, aš dariau popierinę kosmetiką, ir aš dariau su kainom, tai aš paėmiau kalkuliatorių, nes aš turiu mini kalkuliatorių, pas kurį žiauriai maži mygtukai ir tai beveik nesuspaudinės visų, tai žodžiu. Ai, primenu, dabar yra rugsėjo 1. Gerai, čia jau eina nebe iš Sensėjaus. Taip gerai, tai pirmą aš noriu parodyti tokias knygutės. Čia aš nusipirkau nemokšiai, o tiesiog, kad galėčiau užsirašinėti ir jos žiauriai cute. Ir noriu pasakyti, kad galbūt mes turėsim juodą katę. Tai rašykite komentaruose, kokį vardą jūs manot duoti ir jis bus juodas, mažas. Mano manimo tai bus kokosiukas. Kokosas, kažkas tokio, nežinau, man patinka. Tai gerai, čia yra tokia, have a good day, have a good time, atsiprašau, it's a lovely cat. Man žiauriai patinka, man šitą labiau patinka už šitą, nes čia toksai katinas gražus ir žiauriai fainas. Taip žodžiu, ir čia tokie paprasti. Ir čia tokie patys. My sweetie little kitty. Man patinka. Wow, who doesn't like cute cats? Ok. Nu ir čia irgi tokie Ok, man patinka. Taip, tai čia buvo iš Pegaso, iš Akropolio Pegaso. Tai dabar aš viską rodysiu iš Akropolio Pegaso. Taip gerai, aš visus šitus padėsiu kur nors ten. Taip gerai, ten žiūri daug vadovėlių. Čia ne mano. Kiek jų čia daug. Matot? Nu ten ne tik mano, ten ir brolių, bet to aš paimsiu. Dar noriu pasakyti, kad aš esu homeschoolerė, aš mokausi namie. Tai dėl to aš nežinau, dėl to aš žinau tiesiog kaip pas mus yra, pas mus sistema. Tai aš ėmiau iš tų, nes nežinau, kokie mokšiai yra. Tai tiesiog paėmiau. Taip gerai, aš bandau išimti viską savo. Taip čia mano. Ok.
dar noriu pasakyti, vienas yra iš Vilniaus Outleto Pegaso, tai aš jį irgi įdėsiu į krūvą. Taip gerai, rodau, kokius aš turiu. Taip, aš nusipirkau štai va tokius va 3 žiauriai fainus. Čia yra, pirmas yra su tokiam vyšniam. Aš man rodos turiu tokį panašų su vyšniam, bet galbūt ir tokį patį, aš nežinau. Taip, kitas yra su ananasu. Toksai gražus, man žiauriai patinka. Ir paskutinis yra su kokosu. Man jis labiausiai patinka. Nežinau, jis mėlynas ir su tokiais gražiais kokosais. Nupieštais, man žiauriai patinka kokosai. Man patinka jų skonio visoksai šokoladas, rankų kremas ir daug kas. Tiesiog man žiauriai patinka. Taip, kitas yra toksai vat su Mindaugu. O tada šiek tiek vėliau, 1, 2, 5, 3, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium. Čia netikras Mindaugas, bet jis yra iš Lietuvos repo, ten viskas nupiešta tokia iš šio laikinių laikų, sujungt su pakankamai senais laikais. Taip gerai, aš tai grįšiu. Taip gerai, mano mama atsiuntė, ką man reikia turėti. Taip, kai mes turim sąsiuvinių sąrašą su va tokiam va pamokom. Taip, čia lietuvių rašymas, lietuvių gramatika, anglų, rusų, matematika, biologija, fizika, chemija, istorija, geografija, dailė ir muzika. Ok, mes pabandysim kažką tai padaryti. O, jėtus. Taip, gerai, iš lietuvių rašymų mes turim va tokį va Mindaugą. Jo, lietuvių gramatika. O, jėtus, lietuvių gramatika. Ok, su lietuvių gramatika mes palauksim. O anglų, aš manau, anglų buvo jisai, kur tik tai anglų. Žodžiu, kažkur buvo, mes prieisim prie anglų. Manglų? Ok. Taip, tai mes matematikai turim štai tokį vat gražų estetišką vadovėlį. Jis yra čia iš Vilniaus Outleto Pegaso. Žiauriai fainas, man patinka jo spalva. Dar čia yra vat tokia vat spalva pastelinė, rožinė ir pastelinė žalia, tik vat kur jie kažkas pastilino. Va tokia spalva. Man žiauriai patinka šitas spalvas ir aš manau, jie liks dar kitiems metams. Ok, tai aš manau šiemet naudosiu kažkurią iš šitų. Galbūt tai bus va šitas, nes man žiauriai patinka jo spalva. Tai manau šitą naudosiu. Ir prašykite komentaruose, kokia jūsų mėgstamiausia pamoka. Aš nežinau. Aš nežinau, kokia mano, jos visas yra blogas. Man nepatinka. Taip gerai, tai kitą aš turiu va tokį va su Stičiu. Čia yra tiesiog man užrašų knygelė, kad aš turėčiau. Čia nei viena iš pamokų nėra, tai aš čia tiesiog padedu. Taip gerai, tai aš šitas kažkur padėsiu. Taip, čia bus, kuri ten buvo, biologija. Biologija bus. Tokia. Tai buvo, man rodos, gamtos mokslai. Žodžiu, nesvarbu. Po to pasiskirstysim. Taip, gerai. Mes turim tokias 3 knygelės. Taip, vat kuri iš jų kokia bus? Ok. Tarkim, čia bus anglų. Tai aš jeigu tai mano akis susileidžia, tai žiūri į tą sąsiuvinių sąrašą. Tai čia bus anglų. Čianais bus, ar tai čia bus, manau, va čianais bus rusų. Taip, čia bus rusų. Taip, ką dar yra dailė. Galbūt čia bus dailė, aš nežinau, arba kažkurį iš šitų 2. Bet aš žinau daugiau viską tvarkom. Taip gerai, aš dar turiu tokius 3 pieštukus paprastus, tokių pastelinių spalvų, rožinė, mėlyna ir violetinė. Ir aš dar turiu va tokį
Čia yra mano broliui ir aš dar turiu tokį šviesiai rožinį, bet jis kažkur tai dingo. Aš nežinau, kur jis. Čia yra nusitrinantis. Taip, dar aš turiu tokį trintuką. Taip, aš noriu kaip čia jis. Jis iššokė iš pakuotės. Gerai, va toksai, va, žiūrėkit, gali va tai padaryti ir gali užsifiksuoti ir niekur neredėti. Žiūrėk, fainas, man patinka. Aš jau tai atlaikysiu. Man žiūrėk patinka, aš turiu tokį rožinį, tik tai pas jį yra čia tokia širdutė ir aš negaliu padaryti tai vat. Nu, va čia to atrident. Nes priklijuota širdutė labai keistų būdu ir uždengia tą. Žodžiu. Taip, tai aš dar pažiūrėsiu. Ai, dar. Taip pat aš dar turiu tokį vat lipnės juostos rolerį. Tokį vat. Paprastas dalykas. Ai, tuoj, aš dar turiu kuprinį. Taip, aš turiu štai tokią vat knygelę 100 dalykų kiekvienai mergaitei. Aš turėjau tokią knygą kažkur tai, bet aš ją suknisau kažkur. Aš ją pamečiau, žodžiu. Čia daug visokių tai dalykų. Čia kad lankstyti kažką. Ką čia sulankstyti reikia? Ai, čia servetėlė. Ok. Galvoju origami. Na, gerai, štai toksai buvo mūsų šiandienės haulas. Tai rašykite komentaruose, kokį dar haulą padaryti, jeigu iš vis pavyks. Ir rašykite komentaruose, kokį video kitą man padaryti, nes aš neturiu idėjų. Tai rašykite komentaruose. Na, viso gero.